Ligos istorija. Ligonis buvo ištirtas, buvo operuotas, buvo geras draugas. Pas stomatologą ateina pacientas toks visas šlapės, drebantis, jis sako, gydytojau, jūs man pasakykit, jūs dantis ištraukėt be skausmo? Nu ką, jis stovi toks didelis, ambalas, riebaluotas. Sako, ne visada, mielasis, ne visada. Ot vakar, pavyzdžiui, aš vos neišsinarinau rankos. Pas psichiatrą vieną ateina, sako, daktarė, aš nežinau, ką daryti. Aš naktį visą laiką sapnuoju, kad aš karvė ir žiaumoju žolę. Ką tai galėtų reikšti? Nu ką, jūs mieloju, nu tai čia nieko baisaus. A ką kiekvieną naktį, va taip žiaumoju ir visą laiką žolę. Nu ką, mes čia tokių vaistukų išrašysim, bet nebijokit, čia nieko baisaus. Nieko baisaus. Iš ryto atsibundu, tai pusės matraso kaip nebūtų. Pas gydytoją irgi. Daktarė, man galva sukasi. Aš matau. Daktarė, ką man daryti? Mane visi ignoruoja sekantis. Gydytojau, sakykite, ką mano diagnozė va čia reiškia AVJŽ. Tai reiškia avelnės jį žino. Daktarė, sakykit, mano operacija praėjo sėkmingai. Koks daktaras, aš Šventas Petras. Gydytojų konsiliumas stojo prie gulinčio ligonio ir sako, nu tai ką, gydysim, ar tegul gyvena? Gydytojau, sakykit, prašau, aš praeitą savaitę čia pridaviau analizus, kaip ten jie? Na, tai čia jūs tas jo. Nu ką, gydytojas taip žiūrėdamas laikrodį, sako, nu aš nieko paguodžiančio negalėčiau jums pasakyti. Jums liko 10. Ko 10? Savaičių, mėnesių, metų. 9, 8, 7, 6, 5. Čia jau gydytojas taip.